Labą dieną. Labą dieną. Mes esame irkluotojai Trakuose Skaisčio ežere plaukėme ir pamatėme balioną. Panašu čia į kažkokį kontrabandinį, turbūt gal cigarečių bloką, nežinau. O tiksliau čia kurioje pusėje tą balioną matot iš Jisai prie kranto dabar didelis balionas. Iš tolo. kranto, čia užutrasis kažkur. Yra Trakų pilis ir už Trakų pilies Skaisčio ežeras yra. Jo, ir tada dešinių krantų, jeigu seksit nuo Trakų pilies, čia yra ties iškišuliu tokiu. Matom, čia yra netoli daug, tokia įlanka yra ir daug, Dekanidze gyveno. ir daug visokių pastatų, tai čia yra tokios kaip gyvenvietės. Jeigu žiūrėsit pagal žemėlapį, Aš matau visą tą tikslią vietą. toksais baltas didelis balionas, grynas kaip kontrabandinis ir supakuotas. Kur norit? Simonas, taip. Mes treniruotę čia darom, tai mes galim aplinkui čia sukinėtis. Arba mes galim ištraukti. Jo, nes mes turim ir trenerį su katru, bet mes nenorim traukti nieko, tai mes čia aplinkui tada sukinėsimės tiesiog. Aišku, gerai, tada susisieks su jumis iš policijos. Gerai, jeigu jūs ten nėra tiek patikslinti. Gerai, ačiū. Iki. Jo, dar minutė 20 liko.